6 žąsis su 6 žąsyčiais. Žąsis ant žąsiukų su 6 žąsinais. Sveiki audio aparatūros mylėtojai ir kanalo sekėjai. Kadangi pastebėjau, kad mūsų puslapio administratoriai ignoruoja ausinės visiškai, nutariau pakalbėti apie Varšuvos parodoje eksponuojamas buvusias ausinės. Tai sakykime, kas labai nepatiko, kad pagrindinė ausinių klausimas patalpa buvo praėjimas, koridorius. Tai tarp, sakykime, kitų ekspozicijų, tarp patalpų, tai buvo labai daug triukšmo ir labai daug visokių kavytės siurpčiojimų ir vaikščiojimų. Tai labai nedavė pasidžiaugti ausinėmis, nes daugelis ausinių gamintojų atvežė savo flagmanus, kurios daugumoje buvo atviro tipo ir triukšmas tikrai nepagelbėjo. Sakykime, gal tik tai Staksai pasirodė geriausiai dėl to, kad turėjo savo atskirą patalpą ir jo davė pasidžiaugti. Tikrai Staks ausiniam čia didelis pliusas, šaunuoliai. O šiaip, sakykime, buvo tikrai daug ką apžiūrėti, apklausyti, apčiupinėti ir pasižiūrėti, kas kaip veikia. Tai, sakykime, gal kas vienas iš labiausiai nustebinusių tai buvo DAPų streamerių, tai buvo FIO R7. Tikrai labai išvaizdus, didelis touchscreenas, playeris, gerai grojantis, puikiai dirbantis ir patogus įrankis iš tikrųjų klausantis muzikos ausinėmis, gal netgi ir namuose galima būtų panaudoti tiesiog kaip streamerį. Dar, sakykime, teko klausyti Vim Ultra, tai irgi buvo tikrai neblogos kokybės streameris, tai jis buvo su, tik dabar nebepamenu su kokio ausinių stiprintuvėliu, bet tikrai patiko irgi ir interfeisas patogus, valdymas, viskas gerai. Iš ausinių stiprintuvų labiausiai gal buvo įsimintinas Felix Audio Envy su 300B, man atrodo, galiniam lempom. Tai monstras, didelis ir tikrai gerai drivino. Tuo metu klausiau Hifimanus H1000. Tai tiek ausinės, tiek stiprintuvas susigrojo ir tikrai labai maloniai stebino. Šiaip iš ausinių, sakykime, ką prabėgdamas paklausiau, tai tos pačius Hifiman H1000, paskui buvo Arijos, buvo Sundaros, tai visų kategorijų ausinės man patinka ir garsas tikrai drivinantis ir skaidrus ir tikrai džiugina. Sakykime, klausiau Abyss gamintojo, buvo AB1266 ausinės. Šiaip, sakykime, gal namuose jūs nesirinkčiau, nes sunkokos, bet garso atžvilgiu tai labai nuostabiai grojo ir labai džiugino, aišku, nepaisant, kad buvo praėjime. Dar, sakykime, teko klausyti Meize Empyrean ausinių, irgi labai malonus garsas ir labai išvaizdžios, dizainas, sakykime, tikrai geras, tikrai galima, aišku, jeigu būtų uždaro tipo, galėtum eiti ir miestą ir tikrai ne vienas atsisuktų pasižiūrėti, kas čia ant galvos. Dizainas išvaizdus, sakykime. Labiausiai, aišku, ausį džiugino tai Staksų kambarys, buvo pilnas jų ausinių. Tai buvo ir L700, L500 ausinės, buvo X9000 ausinės, buvo SR009S ausinės. Staksų visų braižas yra tas pats,
groja jos visos gerai, labai skaidriai, aštriai, sakykime, gal ir kokių roko, metalo mylėtojų toks biški garsas, bet pilnumoje džiugina ir, sakykime, džiazą klausant, ir bliuziuką, ir sakykime, instrumentalus, ir klasiką, groja viską. Šiaip labiausiai gal patiko Staksų kambariukas, nes iš tikrųjų buvo atskiras ir nebuvo jame triukšmo, praleista apie valandą laiko ir jo, didžiausias pliusas Staksam.